įvairių amžiaus grupių rinktinės pakankamai dažnai susikerta su tais pačiais japonais. Iš esmės šiek tiek sumaišė kortas šiame turnyre. Dabar Lietuvos rinktinė ir trečias kėlinys. Primušė ten tų įvarčių lenkai ir galiausiai iškovojo pergalę žintas lietuvių vartininkas vakarykštėse rungtynėse Dmitrijus Švecas. Čia Lietuvos du buvo ryškus, per kuriuos buvo pelnyta net 9 įvarčiai. Štai čia Lietuvos rinktinės perimtas ritulys ir ritulio Lietuva bando žaisti kantriai ir ieškoti galimybės. Svenskas. Girdausko bandymas, dar vienas bandymas. Tiesa vėl susigrąžina ritulį japonai. Ir ten jau išta ritulys pas Lietuvos rinktinės kapitoną. Ir iš 5 rinktinių į kitą etapą pateks 3. Čia japonų komandos ataka, dviese prieš Avsejenko. Iškart tik gavęs perdamą, atlieka metimą. Dabar pereina į puolimą. Joris Fondai su rituliu pereina į puolimą. So Sasaki. Ten Juris Sato. Ir štai čia gali būti proga varžovams. 10 dar sekundžių. Pusė kėlinio jau prabėgo. Dar vienas jaučia tą dar papildomą troškimą ir azartą. Geras jo labai buvo perdamas Kovui įvarčio metu prieš lenkus. Čia atkovotas ritulys, tiesa keli varžovai. Ši rinktinė ruošiasi. Ir vėlgi gali būti problemų. Čia atsikerta Lietuvos rinktinė. Laukia perdamo ir jo galimybei. Čia dabar taip pat būtų labai skaudus praleistas įvartis. Ten likus maždaug 20 sekundais, turint vienu žaidėjų daugiau. Bet dabar buvo tų žiūrovų dar didesnis kiekis, tai tikrai nemažai žiūrovų. Dabar reikia spėti laiku sugrįžti, varžovų ataka. Kol kas apskritai. Ko gero, jeigu reikia... Oi, Lietuvos rinktinė! Įdomu, ką japonai dabar pasiūlys. Iškart japonų toks. Vyksta jau tos ir Lietuvos saugusių rinktinės rungtynės ir dabar Laurynas Stirna. Truko jų išpuolis, lietuvių perimtas ritulys Avsejenko. Jeigu iki tol nebus pasižymėta antrą kartą, dabar japonų atsakymas. Toks metis, kai tik bus proga, bus pašalinta. Oi, čia kaip netgi įgyja tiesiog vieno žaidėjo pranašumą. Toks metimas yra proga. Čia vėlgi sumaištis. Toks metimas yra proga. Laiko čia proga. Kažkiek netiksliai priimtas ritulys. Dar vienas metimas. Laukti tas kelias akimirkas. Paskutiniosios 4 sekundės. Tikra drama ir ojojoj, Lietuvos rinktinė trečio laukti. Gali būti pavojinga ataka. Kažinės komandos atsarginių suolų. Ojojoj. Vėlgi panaši situacija, kaip buvo su Vengrija, bet aišku visiškai kitoks kontekstas. Lietuvos rinktinė nebespėja ir japonai triumfuoja. Japonai triumfuoja.